Atšilus orams svarbu prisiminti, kad šiluma ne tik labai maloni, bet dėja kartais ji gali būti ir žalinga, ypač kūdikiams ir mažiems vaikams. Dėl individualių jų organizmo savybių vaikai mažiau prakaituoja ir dėl to lėčiau vėsinasi. Būtent dėl šios priežasties vaikai yra labiau linkę perkaisti. Venkite būti tiesioginės saulės spinduliuose, ypač tarp 11 ir 16 valandos, kuomet saulė būna labai kaitri. Karštą dieną rinkite mažylius natūralaus audinio, šviesiais, lengvais drabužiais, nepamirškite kepurės, taip pat siūlykite jiems dažniau atsigerti vandens, o jeigu vaikas yra žindomas, siūlykite dažniau mamos pieno. Vaikai ypatingai lengvai perkaista automobiliuose, todėl karštą dieną nepalikite jų ten vienų net trumpam. Taip pat nerekomenduojama vežimėlių, kuriuose miega kūdikiai, uždengti jokiais audiniais, nepralaidžiais orui, nes tai taipogi labai didina perkaitimo riziką. Jeigu jūsų vaikas, kuris ilgą laiką leido karštyje, staiga tampa neįprastai vangus, mieguistas, sako, kad jį pykina, skauda galvą, pradeda vemti, tuomet kuo skubiau traukitės į pavėsį, vėsinkite kūną vandeniu ir duokite atsigerti vėsių skysčių. Simptomams išliekant, kvieskite greitąją pagalbą. Mes gydytojai pastebime, kad maži vaikai dažnai yra linkę skaudžiai nudegti saulėje. Todėl jeigu jūsų vaikas mėgsta leisti laiką saulės spinduliuose, pavyzdžiui, ežere ar baseine, nepamirškite reguliariai patepti jo odos apsauginių kremų nuo saulės, turinčių aukštą apsauginį filtrą, nes odos nudegimai vaikystėje labai padidina melanomos, tai yra odos vėžio riziką vaikui suaugus. Saugios ir smagios jums vasaros!